Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie final tipo kintamuosius. Final tipo kintamieji tai tam tikra, galima įžvelgti tam tikrų asociacijų su static tipo kintamaisiais. Na tai nėra dėl to, kad šie tipai yra panašus, tačiau šie du raktiniai žodžiai suteikia kintamiesiams tam tikrų savybių. Na ir final tipo kintamieji galima juos prilyginti konstantams, kadangi jau žodelis final sako, kad šie kintamieji įgyja vieną ir paskutinę reikšmę. Na, o kad galėčiau iliustruoti visą šį procesą, parašysime tiesiog paprastą programą. Mums reikės dviejų klasių, vienos, kurioje būtų aprašytas pagrindinis metodas, ir dar vieną klasę, kurioje atliksime tam tikrus veiksmus. Pradžioje tiesiog susikuriam kintamuosius. Abudu jie bus privatus, kadangi nenorėsime, kad jie būtų pasiekiami pagrindinė klasė. Vienas kintamasis galbūt pavadiname suma, o dar kitą kintamąjį, kuris bus final tipo. Na ir gal norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kaip ir konstantos, galbūt kitose programavimo kalbose, taip ir final tipo kintamieji Java programavimo kalboje yra rašomi didžiąja ar didžiosiomis raidėmis, kadangi taip yra tiesiog įprasta. Konstantų pavadinimai yra didžiosios raidės arba žodis iš didžiųjų raidžių. Na, kai apsirašėme kintamuosius, dabar susikuriame konstruktorių, kurio pagalba tiesiog kintamajam, šiuo atveju konstantai numeris, suteiksime reikšmę. Parametruose nurodome kažkokią tai kintamąjį tarpinį. Ir tiesiog parašome, kad numeris bus lygus tam kintamajam, kurį nusiųsime per konstruktorių. Dabar galime dar pasirašyti porą metodų, su kuriais tiesiog atliksime tam tikrus veiksmus. Čia galbūt labiau skirta bendram lavinimui, kad geriau įsimintumėte kodą, bet šiaip nėra didelio reikalo čia dabar tai visą tai atlikti. Ir tiesiog suma plus lygu įsirašo kažkur tai plus lygu numeris. Na, jeigu prisimenate iš praeitų mano pamokų, tai reiškia tą patį, ką jeigu jau užrašyčiau štai taip. Tai yra tiesiog toks, nežinau, tokia gudrybė Java programavimo kalboje. Na ir panaudokime taip pat jau žinoma toString metodą. Jis apsirašo štai taip. Tušti parametrai. Ir rašome raktinį žodelį return string format. Štai čia rašome, kokį tekstą norėsime grąžinti. Galbūt tiesiog parašome suma lygu ir procentas d. Gal šiek tiek priminsiu, kad parašiau štai tokį simbolį ir po kablelio štai čia kažkokio tai kintamojo vardą. Tokia string format arba printf funkcijos tiesiog žino, kad į šią vietą reikia įterpti
to kintamojo reikšmę, kuri čia parašyta po kablelio. Tai mes šiuo atveju norėsime atspausdinti, kad mums grąžintų tekstą su kintamojo reikšme suma. Na, kai jau visą tai susikūrėme, tiesiog einame į pagrindinę klasę, apsirašome objektą. Ir dabar parametruose, kaip jau žinote, jeigu norime per konstruktorių nusiųsti kažkokią tai reikšmę, tą reikšmę įrašome apsirašinėdami objektus. Ir automatiškai programa šią reikšmę siunčia į tos klasės konstruktorių. Bet kaip jau turbūt supratote, kadangi šio kol kas neprašome jokio spausdinimo metodo, tai įvykdžius šią programą jokio rezultato nemes. Todėl galėtų pasirašyti paprastą spausdinimo programą. Tai čia tiesiog spausdinsime, rašome ID. Jauna kompiliatorius. Va, pagaliau, na, o vietoj kintamojo rašome objekto pavadinimą. Ir kaip žinote, kadangi yra aprašytas toString metodas, tai mums automatiškai grąžins reikšmę štai šią spausdinimo procedūrą. Dabar paleidžiame programą. Ir štai matome, suma rašo lygu 0. Ir taip yra todėl, kad kintamajam suma nebuvo priskirtas dar jokia reikšmė, kadangi neįvykdėme štai šio aprašyto metodo pridėti, kuris prie kintamojo suma pripliusuoja mūsų žinomą konstantą numeris, kuriai reikšmę priskyrėme per konstruktorių aprašinėdami objektą. Taigi, įvykdome šį metodą. Ir dabar paleidžiame programą. Štai matome, rašo suma lygu 10. Taigi viską atspausdino gerai. Dabar galime pabandyti priskirti kintamajam numeris dar vieną reikšmę ir tiesiog įsitikinsime, kad tai yra neįmanoma. Pavyzdžiui, kad ir štai šiame metode pridėti, galime parašyti štai tokį eilutę numeris lygu 5. Arba gal geriau būtų parašyti visą tai prieš atliekant sumavimo veiksmą, kad galėtume įžvelgti, koks vis dėlto yra tas skirtumas. Ir štai jau net neleidžia vykdyti programą, nors ant senesnių kompiliatorių leisdavo. Ir va, štai čia rašo, kad daugiau nebegalima priskirti kintamajam numeris reikšmių, kadangi jo tipas yra final. Taigi iš patirties irgi galiu pasakyti, kad rašant programas tikrai labai dažnai naudoju final tipo kintamuosius. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį ir galbūt įsiminti šį paprastą žodį. Tai tiek šioje pamokoje.